Aš esu Ginta Čingaitė-Kiznienė, esu Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos mėnesinio žurnalo Mūsų žodis vyriausioji redaktorė. Ir mes dabar esame redakcijos patalpose, kurios yra Labdarių gatvėje 7, čia yra dalis redakcijos. Čia gimsta idėjos, čia gimsta mūsų numerių planai. Redakcija mūsų nėra didelė, yra žurnalistas Alvydas Valenta, kartais rašo Henrikas Stukas, irgi žurnalistas, bet jis labai daug dirba ir prie Brailio spaudos. Sergejus Mechas, kuris maketuoja žurnalą Reginčiųjų raštu ir taip pat prisideda prie Brailio leidybos šio žurnalo. Taigi nuolatinių darbuotojų nėra daug, kitus mes turime susirasti iš šalies ir labai džiaugiuosi, kad vis pavyksta kiekvienais metais įtraukti žmonių iš mūsų bendruomenės. Žurnalas Mūsų žodis eina jau 67 metus. Esu tikra, kad tokia specializuota spauda, jinai yra svarbi skaitytojams, mūsų bendruomenės skaitytojams ir ne tik. Tikrai orientuojamės į temas, kurios aktualijas žmonėms su regos negalia, bet mūsų skaitytojai pritars, kad mes stengiamės įtraukti ir kitų įdomių straipsnių, taip pat savotiškai edukuoti platesnę visuomenę. Mūsų žodis tai yra ir istorija, tai yra šiandienos aktualijos ir tai yra žmonės. Pirmiausia, tai yra žmonės, kurie šitą istoriją sukūrė ir kurie ją puoselėja. Iš šito kabineto siūlau keliauti į kitą miesto pusę ir keliaujam pas kolegas Alvydą, Henriką, kurie plačiau papasakos apie Mūsų žodžio leidybą Brailio raštu. Tai kągi, einam į Naugarduko 91, tikrai vilniečiams puikiai pažįstamas pastatas, čia yra įsikūrusi ir dalis redakcijos patalpų, bet labai džiaugiuosi, kad pagaliau atsirado ir šita lenta kartu Lietuvos aklųjų silpnaregių sąjungos kartu su LRT iniciatyva pagaliau įtvirtinta, kad po sausio 13-osios įvykių 91 metais šiame pastate iš LAS garso įrašų studijos 222 dienas dirbo Lietuvos radijas. Kviečiu užsukti į pastatą ir keliausim pas mano kolegas Alvydą ir Henriką, be kurių ilgalaikės patirties sunkiai įsivaizduoju Mūsų žodį ir jo kūrimo procesą. Kalbant apie Mūsų žodį, tiesiog negalime nepasigirti, kad žurnalas leidžiamas iš viso 5 formatais. Lietuvoje esame leidinys, kuris turime daugiausia tų pavidalų. Žurnalas Brailio raštu rankose laikau, Reginčiųjų raštu, čia jau leidžiamas daugiau negu 60 metų. Atsiradus skaitmeninėms technologijoms pradėjome publikuoti internete nuo 1999 metų. Taip pat garsinis variantas, čia vienas formatas, tiek bibliotekos svetainėje Elvija, tiek mūsų svetainėje galima skaityti garsiniu pavidalu. Ir neseniai pradėjome 5. formatą, tai yra BRF pavidalas pritaikytas skaityti Brailio eilutėmis. Na, šitame kabinete vyksta visas leidybinis darbas žurnalo. Trumpai turbūt galima taip pasakyti. Ir ne tik žurnalo. Mes leidžiame žurnalą Brailio ir Reginčiųjų raštu, taip pat vykdome kultūros tarybos projektus, leidžiame knygas, kitokius leidinius. Mes čia dirbame, diskutuojame, imame interviu, bendraujame su skaitytojais ir su rašančiais žmonėmis, tai tiesiog vyksta redakcinis darbas. Aš taip pat skaitau korektūrą. Korektūra tai yra prie žurnalą išleidžiant, nors mes skaitom, tikrinam, ieškom klaidų, bet vis tiek jų kartais atsiranda, tai tas rankraštis turbūt galima pasakyti, paskutinis žurnalo variantas prieš išleidžiant į skaitytojams. Mes šitam kabinete ne tik dirbame su žodžiu,
su Pasaulis į namus priedu, bet ir kartu ruošiame neregiams skaitytojams grožinės literatūros knygas. Mes patys nuo A iki Z, kaip sakant, paruošiam Brailio skaitytojam knygas. Čia yra gamybinė patalpa, kur dažniausiai yra tiražuojamas mūsų žodis arba priedas Pasaulis į namus, taipogi Brailio knygos. Knygas galime senuoju būdu, va šituo Everestu vadinamuoju, tiražuoti, o mūsų žodį mes tiražuojame va šitais dviem dideliais aparatais, kurie vadinasi Braille boxas. Daugiausiai yra rankų darbas, kada atspaudžia, yra šitagi rankinis va toks segtuvas švediškas. Tu turi paimti su šituo segtuvu, paruoštą spaudinį, tu turi įdėti ir vat rankutėmis turi susekti šitagi, tuomet būtinai turi sulenkti ir kada, tarkim, aišku, kokybę ten patikrinti, pažiūrėti, ar taškai kokybiški ir ar viskas gerai atsispaudė, nes būna visko ir broko, būna pasitaiko visko, bet čia techniniai dalykai ir tada, kada jau viską padarai, tai galutinis produktas skaitytojas gauna, vat, kada, tarkim, iš pašte, kurie užsako, nesvarbu, ar mūsų redakcijoje, nes galime redakcijoje ir pašte, čia jokio skirtumo, tai vat, gauna va tokį va produktą.